Iš karto jau savivertė esant vidui. Jo. Pavyzdžiui, tu išvarėjai čempionatą, nepavyko ta kova. Savivertė, aišku, pasmunka. Ką padarom? Perfrazuojam klausimus. Kodėl aš esu drąsus? Man sekasi bendravimas. Kodėl žmonėms patinka su manim bendrauti? Na, nes esu pozityvus, moku juokauti ir suprantu žmonės. O. Iš vidaus. Kodėl yra, pavyzdžiui, grynai yra pavyzdys suprogramuota visuomenės. Tai yra gėlės, tai yra Rafaelo, tai yra dovana, tai yra meilė, tai yra, žinai, nežinai, ir va. Viskas, va. Oi, kaip. Jokau, ir įsineši, jie. Va. Ir čia jau pradedi, va, šūkius visokių. Daiktai. Visuomenė sako, taip. Tai ką, hebra daro, vyrai dirba sunkiai. Arė, ble, darbus dirba ten. Aš nežinau, kai man papasakoja mokiniai, kurie ten Anglijai, ką jie ten dirba. Tai va. Vat ir todėl ir tau yra sunku, seniai. Su moterim. Nes tu visose situacijose esi laukia aukščiau už save. Jūs pajaučia šalitais stipresnis. Bet tu ateisi pubiškį ir tai tapsi aukščiau už jas, ne, ir jūs bus žemiau. Teisingai, tai va, tiek. Tu visiškai nenaudok žodžių, kurie reikštų nesaugumą tavyje, kad tu bijai kažkų gyvenime, kad tau kažkas nepasiseks, neturik tų iliuzijų. Viską naudok. Ir viskas, tai pradėjai eiti rezultatai. Va, ko jums reikia? Va. Va šito jums reikia, kai jums eitų rezultatai. Moterys nemėgsta seksų dar, paskutinį yra visiškai nesąmonė. Papasakos dabar istorija, tai yra žiaurė istorija. Iš tikrųjų padariau tyrimą. Kai gyvenau su kambariuku prieš tai, žodžiu, jis buvo alfa, irgi lemą mokėjo ir šokti, ir dominuoti žiauriai gerai, ir nelaikė niekada aukščiau moters, visą laiką save taip. Ir va būtent tas komplektas jau savybių buvo va. Aš sakau, aš dabar einu, aš sakau, padarysiu tyrimą su tavimi. Sako, kokį? Sakau, aš noriu ištirti moterų prigimtį, tikrąją seksų prigimtį. Vadinasi, ant kiek jos iš tikrųjų mėgsta laukinį seksą ir kaip jom patinka mylytis ne su vienu vyru, su dviem. Va. Visuomenė programuoja, jeigu tu su dviem vyrais mylėsi, tai jis išliundra. Bet aš žinau, kad tai yra nesąmonė, aš buvau įsitikinęs, kad jį be galo klyk šauks, jeigu mes dviese ją tvarkysim. Taigi, išvažiavau į pasimatymą, žodžiu, jau viskas starta su kambariuku, jis jau laukia.